Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 102 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie namespace'us. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jeigu mes norim dirbti su enumerable tipu, mes būtinai turime nurodyti jo pilną pavadinimą arba pasakyti, kad mes naudosime namespace'ą, kur jis yra saugomas. Jeigu mes tai padarysime taip, parašysime pilną jo pavadinimą, tai tada mes galėsime sukurti objektą. Kitas variantas tai pasakyti, kad mes naudosime viską iš tam tikro namespace'o. Tada, kaip matote, mes galim praleisti tą dalyką ir sukurti enumerable paprasčiau. Bet kas yra namespace'ai ir kam jie yra reikalingi? Dažniausiai namespace'ai yra naudojami tam, kad mes galėtumėm suskaidyti kodą į dalis. Įsivaizduokite, kad mes darome kažkokį didelį appsą ir tarkim viena komanda daro registracijos langą, kita komanda daro kažkokį kitą langą, tarkim pranešimų langą. Ir ta klasė atrodo kažkaip taip. Ir kita komanda irgi registracijos lange turi kažkokį information window. Ir tas kitas tipas, nors ir turės tą patį pavadinimą, bet gali turėti visai kitą funkcionalumą. Ir dabar, kaip jūs matote, pas mus įvyko klaida. Mes negalim turėti dviejų klasių, kur bus tas pats pavadinimas. Nebent tai pas mus yra partial klasės. Tada tai galima daryti, bet žodis partial nurodo, kad tai yra ta pati klasė. O mes norim pasakyti, kad tai yra skirtingos klasės. Ir tam, kad nurodyti, kad tai yra skirtingos klasės, mes galim padėti tos klasės į atitinkamus namespace'us. Mes sukursime namespace'ą, kurį pavadinsime registration, ir į tą namespace'ą mes galim įdėti information window. Ir dabar tai yra skirtingi tipai. Jeigu mes norime sukurti information window, mes galim parašyti taip. Ir iškart žinosime, kad tas information window tai yra information window, kuris ne namespace'e saugomas. Jeigu mes norime sukurti objektą information window iš registration namespace'o, tai mes ir turime parašyti pilną pavadinimą su visais namespace'ais. Ir tada jau sukursime objektą kitos klasės. Ir kai mes kitose failuose sakysime using registration, ir mes tada galėsime be visų namespace'ų rašyti information window. Tik jei mes neturime kažkur kitur information window, kuris gali mums trukdyti. Jeigu aš padarysiu taip dabar, tai aš vis tiek sukursiu tą information window, kuris pas mane yra čia. Bet jeigu aš tą information window įdėsiu į namespace'ą, tai jau viskas veiks kitaip. Mes pasakysime, kad tai pas mus yra namespace'as communication ir į tą communication namespace'ą įdėsim tą klasę. Tai dabar tas information window pas mus bus iš registration, nes mes nurodėm čia viršui, kad pagal nutylėjimą, jeigu nenurodome pilno namespace'o, tai galvojame, kad jis bus iš registration. Bet jeigu mes dabar parašysime čia taip, pasakysime, kad naudojam kaip registration, taip ir communication, pas mus įvyks klaida, nes jis nežinos, o būtent iš kur mes norime paimti tą information window. Tai čia pas mus yra du variantai, ką mes galim padaryti. Pirmas variantas - tai parašyti registration ir taškas, ir tada mes tikrai nurodysim, o iš kur kviečiam tą klasę. Iš kokio namespace'o. Kitas variantas - tai naudojant using konstrukciją, priskirti naują vardą tam tipui, bet tik viduj to failo. Mes rašome using ir nurodome naują pavadinimą. Ir tada turime priskirti tipo pilną pavadinimą. Ir visur, kur mes viduj to failo rašysime registration information window, mes galvosime apie tą klasę information window, kuris pas mus yra viduj to namespace'o. Pavadinimas gali būti bet koks, mes galim jį net sutrumpinti, pasakyti, kad jis pas mus bus ir trumpesnis. Ir kaip jūs matote, mes be jokių problemų galim tai padaryti ir kviesti metodus, kurie pas mus yra viduj tos klasės. Taip pat labai dažnai būna taip, kad kai mes rašome namespace'us, mes namespace'us skaidome į dalis. Tai vienas namespace'as pas mus gali būti viduj kito namespace'o. Gali išeiti tokia situacija, kad yra namespace'as A, viduj kurioje yra namespace'as B ir toliau namespace'as C. Ir kai mes kreipiamės prie klasės X, mes turime visus tos namespace'us išvardinti. Bet rašyti taip ne visada yra patogu. Tai ir buvo sugalvotas paprastesnis būdas. Mes iškart prie raktažodžio namespace galim surašyti visus tuos pavadinimus. Parašyti tai tokiu būdu. Ir gauname lygiai tą patį rezultatą. Taip pat, jeigu viduj vieno failo yra tik tie elementai, kurie priklauso vienam namespace'ui ir nepriklauso kitiems namespace'ams, mes galim naudoti file scoped namespace'ą. Tai jei mes sukursime kitą failą, kur pas mus bus tik tie elementai, kurie priklauso tam namespace'ui, mes galim be lūštinių skliaustų parašyti namespace'o pavadinimą pilną ir uždėti čia kabletaškį. Ir tada iš kitų failų galėsime čia kreiptis. Tik tas namespace raktažodis turi būti parašytas po visų usingų. Jeigu mes turime čia kažkokius usingus, tai ir turime iš pradžių parašyti usingus ir tik po to aprašyti namespace'ą.
Dabar sukursime tokią struktūrą. Pas mus yra namespace'as A, viduj kurio yra klasė X, ir namespace'as B, viduj kurio yra irgi dar viena klasė X. Taip pat pas mus yra atskiras namespace'as B, kuris yra aprašytas jau globaliame namespace'e, o ne viduj namespace'o A, kaip tai yra su namespace'u B čia. Ir jeigu iš išorės mes norime pasiekti tą X, šitą ir šitą, mes galim tai padaryti be jokių problemų. Jeigu aprašysime tai tokiu būdu, per pilną pavadinimą. Ir jeigu mes dabar šitos X klasės konstruktoriuje parašysime tokį dalyką, kaip galvojate, o ką mes čia sukursime, kokios klasės objektą, koks yra tas B. Tai mes konstruktoriuje pasakysime, kad norime išvesti pilną pavadinimą ir iš program failo iškviesime konstruktorių AX klasės. Tai šios klasės, kurią ir sukurs mums BX. Tai paleidus kodą, kaip jūs matote, mes iškvietėm ne tą BX, kuris pas mus buvo išorėje, ne tos klasės objektą mes sukūrėm, o mes sukūrėm šios klasės objektą. Nes mes ir taip viduj A klasės ir mes žiūrim viduj to namespace'o, ar kažkur pas mus yra namespace'as B. Mes radome tą namespace'ą viduj to namespace'o ir radom tokį X. Ir prie to X mes galim kreiptis. Jeigu ta klasė turės jau kažkokį kitą pavadinimą, ne X, o tarkim Y, ir mes čia taip parašysime, tai mes negalėsime pasiekti objektų, kurie pas mus yra už šio namespace'o ribų. Jeigu ta klasė bus be namespace'o, tai be jokių problemų, bet jeigu pas mus yra namespace'as, mes taip padaryti negalim. Nes kaip matote, P, kuris yra viduj šio namespace'o A, neturi tokio tipo kaip Y. Mes čia jo neradome, dėl to ir įvyksta klaida. Jeigu aš tą namespace'ą panaikinsiu papildomą B viduj namespace'o A, tai viskas gerai, mes galim rasti tą namespace'ą. Tai ką mums daryti čia, jeigu mes norim visgi pasiekti tą mūsų Y tipą? Pervardinsim jį atgal į X, kaip ir buvo prieš tai. Mes turime naudoti global namespace, bet jeigu mes tiesiog parašysime taip, tai kaip matote, pas mus įvyksta klaida. Mes negalim naudoti global raktažodžio tokiu būdu. Aš nelabai suprantu, kodėl tai buvo padaryta, bet mes turime naudoti sintaksę kaip iš C++ kalbos. Tai parašyti dvigubą dvitaškį. Ir taip mes nurodome, kad iš global erdvės mes norime paimti namespace'ą B ir iš to namespace'o B mes norime paimti tipą X ir tada sukurti to tipo X objektą. Jei mes dabar paleisime tą kodą, tai kaip matote, mes ir sukursime tos BX klasės objektą, o ne ABX, kaip tai buvo prieš tai. Tai dabar jūs žinote, kaip veikia namespace'ai, kam tie namespace'ai reikalingi ir kaip namespace'ais naudotis. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.